Taigi dar šiandien norėjau pašnekėti apie tai, galbūt kažkas tai studijuoja ar studijavo, ar kažkas tai domėjosi apie arkanus. Taigi man vakar buvo garbė susinchronizuoti su 20-uoju arkanu ir aš buvau labai nustebusi tai, kokiamis jo stipriomis energijomis. Tai ta stichija, ta būtybė, kuri duoda energiją tam arkanui. Tai vat, su ta energija, kai susinchronizuoji, tu pastebi, ant kiek jisai yra stiprus. Būtent šitas arkanas, jisai gali ne vien tik tai gydyti, bet jisai gali netgi prikelti mirusius, ne? Tai yra sąmonę išvesti iš tamsesnio lauko, kad vėl jisai atsigautų žmogus. Tai ir reanimacija tuo pačiu, jeigu kažkas tai jau yra reanimacinėje būklėje, tiesiog kai sąmonė dar yra tarp dviejų pasaulių, tai būtent padedant šiam arkanui, ar būtent energijas, šnekam apie energiją. Tai padedant šią energiją galima išvesti sąmonę dar į šitą pasaulį. Tai va, teko vakar sinchronizuoti su šiuo arkanu ir pajausti jo gydančią galią. Ir kas įdomiausia, studijuojant jo glifus, yra tokia upė Styx. Ir būtent einant šią upę galima pereiti į kitą pasaulį. Tai į tą pasaulį, kuriame yra išėję žmonės. Tai vat, būtent perėję šią upę, susinchronizavę su šią upę. Ir vakar aš tai padariau ir aš panorėjau susitikti su savo išėjusiu tėveliu, gauti iš jo žinutę. Ir jisai atėjo labai žvalgus, labai laimingas, džiaugsmingas. Ir ką jisai perdavė man tą žinutę. Taip pat pasakė, kad jisai ruošiasi irgi reinkarnacijai ir kad neužilgo jisai bus. Tai tiesiog man buvo labai malonu vėl su juo susitikti. Taigi būtent per šitą upę, per upę Styx, galima tiesiog labai lengvai susisiekti su tais žmonėmis, kurie yra išėję. Nors jie, aišku, ne visą laiką maloniai ir nori su tavim bendrauti, kai kurie jau labai būna išėję, tai dažniausiai sako, ko tu mane trukdai. Bet kai čia kalbama apie artimą žmogų, tai jisai buvo labai maloniai, mane priėmė ir džiaugdamasis, visą švytėdamas. Jį pamačiau visai kitose spalvose. Taigi man buvo labai džiugu dėl to. Taigi yra įvairių būdų susisiekti su antra pusinė pusė, taip, tai yra to pasaulio, išėjusių pasaulių. Yra įvairių būdų, bet aš tiesiog nusistebėjau, ant kiek jisai šitas būdas per būtent 20 arkano energijas, šitas būdas ant kiek jisai yra paprastas ir ant kiek jisai lengvas, kad viskas gaunasi lengvai ir paprastai. Ir paprastai aukštesniuose energijos. Lygiai taip pat su šito būdu galėtų susisiekti ir su savo dvasia ir tiesiog pašnekėti su ją, tai pasižiūrėti į savo tos praeitus gyvenimus, į kokius ten esi praėjęs, tau gali parodyti, kokie jie buvo. Ir būtent, kai tavo dvasia susilieja su tavimi, jinai tiesiog atsiskleidžia tavyje. Tu viską taip pamatai ir priemi taip kaip ir turi būti. Taip kaip ir supranti ir savo sąmonę dar prasiplečia.